Sveiki, mėly Dešiniojo proto podcast'o klausytojai. Su jumis sveikinasi Teodoras Žukas ir Dovydas Karolskis. Sveikas, Dovydai. Labas. Dešinysis protas yra Europietiškos dešinės instituto kuriamas podcastas. Čia kalbame apie politiką, kultūrą, istoriją ir daug kitų temų be abejo. Šiandien kitaip nei daugelį praėjusių mūsų laidų daugiau kalbėsime apie aktualijas. Konkrečiau tai apie Lietuvos vidaus politikos aktualijas, apie rinkimų metus, apie šiuos Super Election Year ir daugiau dalykų. Mūsų studijoje svečiuojasi Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Vyšniauskas. Sveikas, Andriau, ir ačiū, kad atvykai. Sveiki ir ačiū, kad pakvietėt. Andrius Vyšniauskas yra Seime Europos reikalų ir Teisės teisėtvarkos komitetų narys. Be kita ko, Andrius Vyšniauskas pastoviai rašo apie Seimo darbą, apie kasdienę politiką, Lietuvos politiką, kažkiek be abejo ir apie užsienio ir tarptautinę politiką. Taip pat Andrius visai nesenai pats pradėjo įrašinėti podcastą pavadinimu Politikos užkulisiai, kurį taip pat rekomenduoju atkreipti dėmesį. Todėl mes ir pasikvietėm Andrių pasikalbėti apie nūdienos aktualijas ir apie tai, kas rūpi šiandien mūsų politikai, mūsų politikos laukui. Pirmas labai paprastas klausimas, Andriau, kadangi mes šiandien sausio 30 dieną įrašinėjom šitą podcastą, kaip atrodo Seimo nario darbas sausio mėnesį? Atrodo labai paprastai. Be abejo, neslėpsiu, kad yra kažkoks tai laikotarpis, kai po sesijos bandai pailsėti, bet visas kitas laikotarpis, manau, pasineria bent jau pas mane į du tokius barus. Tai vienas įvairūs susitikimai per Lietuvą. Čia turim tokių formatų dėl būsimo pilietybės referendumo, šiaip visokių susitikimų yra. Ir taip pat komandiruotės. Bent jau aš taip susiplanavau, kad sausio vasario mėnesio pradžioje turiu pakankamai daug įvairių komandiruočių susikaupusių nuo Taivano iki Australijos ir tiem tarptautiniam reikalam, man atrodo, yra pats tas laikas, kada galima skirti dėmesio. Ar neišgazdino traktoriai šį mėnesį? Neišgazdino, kadangi buvau Taivane, tai ten visiškai taip nesijauti jokių traktorių ir nemačiau nei vieno. Gerai, kad ne Prancūzijoje, nes ten irgi traktorių daug greitkeliuose. Jo, tai kas vyksta Europoje, na taip, galbūt, sakyčiau, ne tai, kad stebina, bet truputį baugina, manau, tai yra didesnis ir platesnis procesas. Jo labiau, kad tų streikų dabar pasipila labai daug. Žinau, kad šios savaitės gale Suomijoje net ir oro uostai užblokuoti yra. Tai taip truputį yra baugu. Ar Vokietijoje, pavyzdžiui, geležinkelių sistema irgi. Taip, kad mes prie šito dar grįšim, truputį rimčiau pažiūrėsim šitos klausimus. Bet jeigu taip kalbant apie pačias karščiausias aktualijas, sausio 29 dieną, tai yra pirmadienį, premjerės kvietimu vyriausybėje buvo susirinkę nemažas skaičius politikų iš pozicijos ir opozicijos, bei nemažai konfederacijos stovų, asociacijos stovų, verslo stovų ir premjerė inicijavo šitą susitikimą siekdama bendro susitarimo tarp partinių ir bendrai visos valstybės susitarimo dėl esmingo finansavimo didinimo gynybai ir taip pat, kaip suprantu, mokestinių reformų skirtų gynybos finansavimo didinimui. Andriau, seki šitos reikalus, koks bendrai politinis vertinimas šito viso proceso, kokia opozicijos pozicija vyriausybės ir Seimo daugumos atžvilgių šiais klausimais ir ar iš tikrųjų galima per šitą artimiausią politinį ciklą tikėtis kažkokio proveržio? Manau, kad visą šitą procesą reikėtų truputį kitaip vertinti, nei suformulavai, ne tiek apie finansus ar jo labiau mokesčius, kiek apie tokį bendrą sutarimą, tai kaip mes vertinam mūsų geopolitinę aplinką. Todėl, kad man atrodo, kad ateinant į rinkimus mes turime ganėtinai didelę problemą, kad situacijos vertinimas, ypatingai to, kas vyksta Ukrainoje, Rusijos grėsmės pradeda vėl grįžti į tam tikrą prieškarinę būseną. Matom,
kad pamažu švelniai kai kurios politinės jėgos pradeda kalbėti, kad čia tik tai gąsdinimas, čia to karo nebus, kad čia Rusija nepuls, esam pasiruošę ir panašiai. Tuo tarpu tie žmonės, kurie yra prie sprendimų priėmimo, kurie tiesiogiai susiduria su informacija, sako, kad situacija yra kritinė. Tai čia turiu omeny ne tik užsienio reikalų ministrą, bet dabar jau ir prezidentą, kurio žodžiai, nors jis kritikavo užsienio reikalų ministrą, po mėnesio yra iš esmės tie patys, praktiškai kalba Gabrieliaus Landsbergio citatom. Tai man atrodo, pirmiausia, mes turime sutarti dėl grėsmės lygio ir suprantant grėsmę, bus lengviau susitarti dėl finansavimo dalykų. Dabar kalbant apie finansavimą, ką turime žinoti? Šiais metais nėra problemos. Šiais metais 2,7 su trupučiu procento gynybos finansavimas, viskas yra suplanuota ir šių metų darbai bus padaryti. Problema prasideda nuo 25 metų, kai nelikus bankų solidarumo mokesčio bus problema, nes tas procentas sumažės 0,2%, grįš į 2,5%, o siekis yra didinti, artėti virš 3%. Tai žiūrint į dabartinę opoziciją, man atrodo, pirminis klausimas jai, tai jeigu jūs ruošitės laimėti rinkimus, o jie tai deklaruoja, kaip jūs finansuosite gynybą. Todėl, kad su nauju biudžetu nebus galima įvesti naujų mokesčių, nebus naujų šaltinių. Vienintelis langas tą padaryti yra šis pavasaris. Ir mes, dabartinė valdančioji dauguma, ištiesiam ranką ir sakom, žiūrėkit, mes galime turėti palaikymą jums reikalingiems sprendimams, jeigu jūs laimėsite rinkimus. Opozicija sako, ne, mes ištrauksim ten iš šešėlio tos pinigus ar dar iš kažkur tai. Tai greitai nepasidaro. Dėl to reikalingi susitarimai. Aš manau, kad kažkoks susitarimas bus pasiektas, manau, kad jis bus ilgalaikis, tačiau tas užtruks. Tas užtruks ir bus čia visokių ir politinių žaidimų, ir nesąmoningų kalbų. Manau, kad dalis politinių jėgų atsitrauks nuo to susitarimo, bet bent jau didžiausios opozicinės jėgos, turiu omeny socialdemokratus, manau, kad kažkuriam etape ras sutarimą su dabartinė valdančia dauguma, nesupranta, kad buvimas valdžioje kainuoja. Jo, apie tą situacijos vertinimą be abejo kalbėjai apie, čia referavai į Gabrieliaus Landsbergio lapkričio paskutinėmis dienomis paskelbtą tekstą, o kas jai. Ir taip, ir jis vienu metu buvo vertinamas tokiu labai griežtu, vos ne tokiu sugrėsminančiu, bet kad įdomu iš tikrųjų stebėti, kad per pastarąsias kelias savaitės tie vertinimai ir vakaruose tokie artėja prie tos pozicijos, ne tik artėja, aš manau, kad net ir tam tikrą prasme visiškai atliepia, ypač aukštų karininkų, NATO aukštų karininkų, NATO valstybių aukštų karininkų pasisakymai, nepasisakymai, tokios tezės, deklaracijos, tiksliau, Belgijos, Nyderlandų, Suomijos, Vokietijos aukštas generolas apie tai, kad paprasčiausiai, čia pasakysim tą žodį, bet karas su Rusija yra labai tikėtinas, NATO karas su Rusija artimiausių, jau ten tai kokiu metų perspektyvą piešia, tai jie ten kalba taip įvairiai, ten vieni arčiau, kiti toliau, vieni sako 3 metus, kiti 5, tas įmanomas laikotarpis. Tai va čia šitas iš tikrųjų yra pakitę. Minėjai pačioje pradžioje apie tas komandiruotės ir čia nesenai lankėsi Taivane. Taivanas, kaip žinia, nesenai rinko naują prezidentą ir rinkimai sėkmingai vyko ir politiškai sėkmingai, turbūt, jeigu mes čia galėtume taip vertinti. Tai jeigu taip paprastai, kas kalbama Taivane ir be abejo, kas kalbama apie tą geopolitiką, didžiąją geopolitiką ir Taivano sąsiaurį ir Kiniją ir Jungtinės valstijas ir kokios nuotaikos bendrai apie tame demokratijos fronte, jeigu galima. Taivane nuotaikos šiaip yra neblogos, todėl kad praėjo rinkimų metu be abejo buvo ganėtinai daug įtampos, buvo labai daug kiniškos dezinformacijos, kibernetinių atakų ir kitų dalykų, bet Taivanui pavyko tą atlaikyti. Šiuo metu kažkokios agresyvios Kinijos pozicijos nesimato.
Tikimasi, kad galbūt gali būti kažkokių tai įvykių, pavyzdžiui, ten apšaudimų ar panašių dalykų, kas karts nuo karto pasitaiko gegužės mėnesį, kai artės arba jau bus naujo prezidento ir viceprezidentės inauguracija. Tačiau po rinkimų dabar jau išrinktasis prezidentas Williamas Lai, taip jau europietiškai, vakarietiškai vadinam, jis taip, nors yra gal radikaliausias iš visų pastarojo dešimtmečio kandidatų, kas liečia Taivano nepriklausomybę, tačiau jis liko labai nuosaikus. Labai nuosaikus ir labai tų kategoriškų linijų nenubrėžė. Tai šiaip jie jaučiasi pakankamai saugiai, kažkokios grėsmės dėlės nemato. Tai yra tam tikrų problemų ten dėl diplomatinio pripažinimo, nes tokia maža Nauru sala nebepripažįsta Taivano diplomatijos, bet kaip taivaniečiai sakė, ką darysi, tokia šalis, 13 000 gyventojų, pasibaigė pas juos paukščių išmatos, kurias kasdavo kaip fosfatus, tai reikia iš kažkur gyventi. Kinai atėjo su dideliu čekiu ir nusipirko ir tiek. Tačiau ne tai svarbiausia. Labai svarbus procesas, kas vyksta po tų rinkimų, kas galbūt labiausiai iš visų procesų nustebino Taivaną, tai Filipinų reakcija, nes Filipinų prezidentas Markosas pasveikino dabartinį išrinktąjį prezidentą su pergale ir tai pirmą kartą toks didžiulis politinis žingsnis padarytas, nes niekada anksčiau Filipinai to nedarydavo ir labai drąsus žingsnis, nes kaip sakė taivaniečiai, Filipinai turi problemų su Kinija, ten yra ir tam tikrų grėsmių, bet kartu ir neturi jokios kariuomenės. Tai jiem čia buvo didžiulė auka ir didžiulis sprendimas. Tai yra toks ryškiausias galbūt kažkoks tai rezultatas. O jeigu nežiūrint taip globaliai dvišalius santykius, ką pastebėjai per šį vizitą, ar keičiasi kažkaip nuomonės, diskursai, kažkokie bendri bendradarbiavimo planai? Nesikeičia. Čia reikia suprasti, kad didžiausias tas prizas, kurį Lietuva yra gavusi dėl savo sprendimų, jau ekonominė prasme, tai yra ryšiai su Teltonika, tai viskas ten yra užfiksuota, važiuoja nesustabdomu, man atrodo, traukiniu. Ir dabar apie ką eina kalba, tai eina kalba apie naujas investicijas. Artimiausių metų dar šiame ketvirtyje bus žinių apie 3 didelės investicijas Lietuvoje. Nesakysiu nei sektorių, nei kas tai galėtų būti, bet jau kaip ir sprendimai yra priimti, tik dabar derinamos galutinės sąlygos. Taip pat mes daug kalbėjom ir apie kitus sektorius, kurie Lietuvai yra aktualūs. Ta pati energetika, galbūt norit investuoti, galbūt mes galim kažką pas jūs padaryti. Daug kalbėjom apie gynybos pramonę, tačiau gynybos pramonė, ta, kurios mums reikia, pas juos nėra labai stipri ir išvystyta, jinai besivystanti yra, tai čia bendradarbiavimas toks truputį sudėtingas, bet irgi yra minčių, ką galima padaryti. Daug kalbėjom apie fintech ir bankinį sektorių. Jie yra labai susidomėję Europą ir Europos bankiniu sektoriumi, todėl kad Taivanas turi labai stiprų finansų sektorių, labai stiprius bankus dėl investicijų, nori senai ateiti į Europą ir ieško, kur tai galėtų padaryti, ir galbūt Lietuva galėtų būti ta vieta, kurie darytų savo banką. Tai apie tai irgi yra kalbama, daug ten tų sričių ir pamažu tie rezultatai ateina. Bet čia reikia suprasti, kad ir mes patys turime padaryti iki galo savo namų darbus. Ir tokia paprasta istorija iš tokių žemiškų dalykų, tai apie jautienos eksportą į Taivaną. Labai norėjome eksportuoti jautieną į Taivaną. Taivanas limuzinus. Jo, limuzinų nedaug turim, bet turim ten tų vienokių ir kitokių jaučių. Atsidarėm rinką, ta prasme gavom išskirtinės sąlygas eksportuoti jautieną. Pavyzdžiui, Danai laukia 15 metų, vis dar negauna, mes gavom per 15 mėnesių maždaug. Ir pasirodo galiausiai, kai gavom leidimą, neturim ką eksportuoti. Kodėl? Todėl, kad Taivane yra įprasta valgyti ganėtinai aukštos kokybės jautieną. Ir Lietuvos jautiena, kurią mes čia turim, iki tos kokybės net žemiausios netraukia. Mes kažkaip netyčia grįžom prie to žemės ūkio ir traktorių. Aš manau, šitas vaiduoklis mus persekios. Gali būti, kad mus persekios, bet mes stengsimės taip jo kažkiek išvengti, bet susidurti dar akis į akį tikrai teks.
Gerai, Taivanas Taivanu, grįžtam į Lietuvą ir kalbam apie šiuos metus, apie 2024 metus, apie labai politiškai intensyvius metus, rinkimų metai, čia jau visi tai skalambija, bet tai yra tiesa ir iš tikrųjų tos politikos, tikrai jos ne policy, o politics bus daug šiais metais. Čia taip užsiminėjai, kad opozicija ruošiasi jau, nežinau, jau gal ten perimti laivą, tą bismarkišką ir platonišką. Kaip pats matai situaciją, tą sociologinę prasme, rinkimų sociologijos prasme, esi vienas iš kelių politikų, turbūt bent jau šitam Seime, arba vienas gal ir vienas tikrai iš nedaugelio, kuris taip truputį detaliau seka sociologinės apklausas ir kažkiek labiau artikuliuotai komentuoja jas. Tai ką matai, kokias tendencijas, gal pradžioj kalbant apie tą paskutinį šitų metų žingsnį, tai apie Seimo rinkimus, o po to grįšime jau prie artimesnių žingsnių. Tai ką dabar sako tai bendrai konceptualiai reitingai ir kokią būsimą konsteliaciją piešia? Na tai pradėkime nuo to, kad Lietuvoje nėra buvę nei vienos perrinktos vyriausybės. Mes turime tą tokią tendenciją ir tradiciją turėti švytuoklės efektą. Manau, kad šituose Seimo rinkimuose turėsim šiokią tokią naujovę, nestandartinį dalyką, tai yra bus žymiai daugiau politinių jėgų parlamente. Tradiciškai Lietuvoje turime po rinkimų sėkmingą 6-7 partijas, koalicijoms suformuoti reikia 3-4 partijų dažniausiai. Mano prognozė, kad šį kartą gali būti truputį daugiau, iki 8 ar 9 net politinių jėgų. Taip yra pirmiausia todėl, kad kairėje yra visiška totali fragmentacija, netgi tam tikrais atvejais galiu pavadinti tai tam tikrų vidinių opozicijos pilietinių karų, kur daugiau dėmesio skiriama daužyti vieni kitus opozicijų, o ne valdančiąją daugumą. Kitas svarbus dalykas, kad mes turim bent porą Seimo rinkimų nežinomųjų. Tai pirmas dalykas, mes nežinome, kas bus tas naujasis žaidėjas, nes visada turim tą naujumo efektą ir naują politinę jėgą. Dabar atrodo, kad tai galėtų būti Ignas Vėgėlė ir jo kažkoks tai judėjimas, tačiau iš kitos pusės be jo prezidentinės rinkimų kampanijos, kuri irgi yra ganėtinai neaktyvi, kalbų apie kažkokio naujo judėjimo, naujos partijos kūrimą praktiškai nėra. O laikas tiksi, iki balandžio 1 dienos turi būti įsteigta politinė jėga, tai reiškia, kad iki balandžio 1 ne tik turi susirinkti ir padaryti susirinkimą, bet užsiregistruoti Teisingumo ministerijoje. O tai reikia nemažo kiekio žmonių? Nemažo žmonių kiekio ir tai yra procedūros. Pavyzdžiui, Žemaitaičiui prireikė 2 mėnesių tam, kad viską padarytų. Tai realiai, jeigu Vėgėlė nori kurti naują partiją, tą reikia daryti jau vasario mėnesį. Tai nėra taip Vasaris trumpas, kaip žinia. Šis bus labai ilgas, taip nestandartiškai. Tai čia yra sudėtingumas, bet galbūt jisai galvos ten po rinkimų ar panašiai ten pasiskolinti kokią Lietuva visų ar ten liaudės partiją. Irgi tokia versija yra, bet matyt, tai gali būti tas vienas žaidėjų. Dabar kitas svarbus, man atrodo, momentas yra tai, kad ta pagrindinė politinė jėga, kuri pirmauja apklausose, socialdemokratai, nežino nei kur eina, nežino, kas juos veda į rinkimus, nežino, su kokia programa ir idėjom eina į rinkimus ir net nežino, kas yra tas, pagrindinis branduolys, kuris gali formuoti būsimą vyriausybę. Nes jeigu mes pasižiūrėtumėm, tarkime, į socialdemokratų Europos parlamento sąrašo reitingavimą, kur buvo pagrindiniai visi jų žmonės, tai tiesą pasakius, vaizdas yra baisus, liūdnas vaizdas. Yra keletas dabartinių parlamento narių, kur gal aukščiausią vietą ten turi Orinta Leiputė ir Gintautas Paluckas. Yra keletas Seimo narių, kurie artėja prie 70 metų amžiaus ribos. Yra keletas regioninių merų, kurie greičiausiai Seimą neis arba, jeigu eis, tai nežinau su kokiom pozicijom. Visas kitas intelektualinis potencialas, visas jaunimas yra vėl kaip visada gale. Ir kas sudarys vyriausybę, kaip atrodys ta partija, šiandien pasakyti sunku.
Apie socdemus turim turėti omenyje, žiūrint jų reitingą, turim turėti omenyje vieną labai svarbų faktą, tiksliau 2 faktus. Vienas faktas yra tai, kad ta partija Seimo rinkimuose visada pasirodo prasčiau nei apklausos prognozuoja. Visada yra tam tikras kritimas. Ir jeigu mes paimtumėme panašų laikotarpį, pavyzdžiui, 16 metų prieš rinkiminį, socialdemokratai buvo virš 20%, 25, vienoje apklausoje, atsimenu, beveik 30% buvo pasiekę. Šiandien maksimalus jų rezultatas yra 19%. Tai jeigu nuo 19 tu atimi 3-4%, gali būti net ir pirmos vietos, kad neturės. Tai vienas dalykas, vienas faktas. Kitas faktas, socialdemokratai nuo 2000 metų nėra laimėję nacionalinių rinkimų. Nacionaliniuose rinkimuose nėra buvusi partija numeris 1 pagal sąrašą. Taip, tai čia mes kalbame apie daugiamandatę tiesiog. Apie daugiamandatę. Vienmandatės neprisideda visai kitokią matematiką, bet pagal daugiamandatę. Netgi 12 metais darbo partija, 2004 darbo partija. Paskutinį kartą Brazauskas 2000 metais išnešė Brazausko koaliciją į pirmą vietą. Tai, socialdemokratam yra pakankamai sudėtinga dėlionė, yra daug atsakymų, kurių jie patys netgi viduj neturi. Prie ko aš vedu? Aš vedu prie to, kad mano nuomonė šiandien mes turime tokį labai aiškų lygybės ženklą tarp dabartinės daugumos ir opozicijos. Visi turi lygias galimybės laimėti. Ir lemiamas faktorius bus nauja politinė jėga, arba jeigu jos nebus, tada vėlgi, bus pirmas kartas per 20 metų, kai nėra naujos politinės jėgos, kažkas tos balsus paims. Ir aš nenuverčinčiau, pavyzdžiui, to paties Ramūno Karbauskio, kuris gali nustebinti rinkimuose. Nenuvertinčiau Sauliaus Skvernelio, nes manau, kad jis gali pasirodyti prasčiau nei netgi apklausos prognozuoja. Ką jam prognozuoja dabar apklausos? Ką jam dabar prognozuoja apklausos? Jie laviruoja 5%. Ant 5-6% ir gali būti problemų, bet kartu manau, jog dabartinė valdančioji dauguma gali pasirodyti geriau nei prognozuoja, nei apklausos rodo. Ten yra įvairių dalykų, bet kalbant, pavyzdžiui, apie tą pačią Laisvės partiją, labai svarbu ne tik apklausos, bet ir, ar tu nori laimėti rinkimus. Ir tai yra politinė jėga, kuri rodo pastangas. Tai man atrodo, kad, esame tokiam 50-50 etape, kur gali viskas atrodyti labai įdomiai. Kaip manai, ar didelė galimybė, kad fragmentacija kairėje baigsis tuo, kad daug partijų neperžengs 5% ir dešinė netiek ir atsiliks netgi jeigu socdemai labai daug surinks? Jo, kitaip tariant, dar pridedant prie Dovydo klausimo, tai ką minėjai apie savo tokią atsargią prognozę apie galbūt 8 net ar ne 9 politinės jėgas, ar nebus taip, kad 3-4 politinės jėgos surinks po 4,3 ar 7% ir... VLKK pas tave ateina, kablį. Taip, ateina. Aš manau, kad šį kartą gali būti truputį kitaip. Ta prasme, kad visi labai panašiam lygmenyje, aplink 10%, 80% fragmentuosis ir atitinkamai bus tiesiog daugiau žaidėjų. Nes nėra kažko, kas būtų vienas ryškus naujas žaidėjas ar ten kažkokias ryški politinė jėga, kuri galėtų sutraukti tą masę. Tik tiesiog nėra bangos į vieną kažkokią tai politinę jėgą. Ir kol kas, bent pavyzdžiui, žiūrint, visos partijos iš esmės dalyvauja prezidento rinkimuose, aš nematau jokių pastangų iš nieko kairėje sukurti kažką tai naujo, kažką tai įdomaus. Aš atsimenu, pavyzdžiui, 12 metus man teko dirbti pas Andrių Kubilių kabinete ir prisidėti prie rinkimų kampanijos. Tai va tokiu laikotarpiu, vasario mėnesį, darbo partija startavo su masyvė rinkimų kampanija ir sufreimino minimalią algą kaip tų rinkimų pagrindinę temą. Šiandien, atvirai sakau, nei viena opozicinė jėga neturi intelektualinio potencialo padaryti absoliučiai, kažką tai panašaus. Vienintelis Karbauskis, mano galva, gal ir galėtų kažką tai bandyti padaryti, visi kiti nieko. Panašu, kad ne tik intelektualinio, bet ir PR-inio potencialo yra mažai. Mažai matome apskritai netgi banaliausių triukų viešoje erdvėje. Tai matyčiau šiek tiek ir Lietuvos jau tokia viešųjų ryšių politinės komunikacijos problema ir tradicija, nes nebėra labai daug žmonių, kurie apskritai su tais dalykais dirbtų. Iš tikrųjų, kažkaip visiškai sutikčiau su ta tokia
idėjų alkio tokia būklė ir būsena ir tokių įdomių idėjų politiniam lauke. Šitas momentas tikrai matyti. Tai jeigu taip pat susijant Seimo rinkimus su... Tiesa, norėjau dar paklausti vieno momento apie labai smulkaus, bet juk būsimais rinkimais išsiplės vienmandačių skaičius. Turiu omeny, kad Vilniuje atsiras dar vienmandatė, ar ne? Taip. O ar dar kažkur Lietuvoje, kitose miestuose? Tiksliau... Vilniuje atsiras viena vienmandatė, sumažėja, man atrodo, ta vienmandatė ten kažkur tai iš Aukštaitijos nusiima ir aplink Vilnių šiek tiek persiskirsto, ta prasme, kad atsiranda Riešės apygarda, kuri yra ta tokia lietuviška su mažai pakankamai Lenkų ir ten jinai tampa iš esmės Vilniaus priemiesčių apygarda. Jo. Daugiau tų pasikeitimų tokių nėra. Nusavinama jaunos šeimos, tai šitas momentas. Bet čia vis tiek, mes supraskime, apie ką kalbam, vienas mandatas, kaip mes žinom, ir iš šios vyriausybės ir Seimo koalicijos patirties ir priimant biudžetą galų gale gali tapti esminiu. Tik manau, šį kartą Vilniuje gali būti, truputį kitokia konkurencija, todėl kad Tėvynės sąjunga yra be abejo ryški, Tėvynės sąjunga bus, manau, antruose turuose Vilniui visose vienmandatėse apygardose, tačiau šiandien pasakyti, su kuo tu išeisi į antrą turą, yra pakankamai sudėtinga. Lyg ir Laisvės partija turėtų būti, bet tai priklausys nuo jų bendro pasirodymo. Jeigu, pavyzdžiui, jie neperžengia 5%, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Vilniui vis tiek turi antruosius turus, sunku pasakyti. Tada matom, kad galbūt kažkokie tokie individualūs projektai bus, kažkur Zuokas vienoje apygardoje socdemai galbūt planuoja turėti antrąjį turą. Tai gali būti tokių įvairesnių kovų, bet šiandien labai sunku prognozuoti dar su kuo. Tvarkoj, tai tada einam dabar prie prezidento rinkimų. Daugiau mažiau paveikslas jau bent jau pagrindinių kandidatų yra aiškus. Ir ką, paklausiu labai paprastai, ar Ignas Vėgėlė pateks į antrą turą? Ne. Neužtenka tokio atsakymo, reikia plačiau. Ignas Vėgėlė, mano galva, nepateks į antrą rinkimų turą. Į antram ture aš matau Ingridą Šimonytę ir Gitaną Nausėdą. Galbūt skirtumas bus tik tai toks, kad Nausėda visgi turi pranašumą šituose rinkimuose ir Ingrida matys eis su labiau tą antrą poziciją, kas nėra blogai, iš antros pozicijos startuoti antram ture visada yra praktiškai palankiau. Primenant, kad 2019 pirmą turą Taip. Bet net ir 19 metais iki paskutinių savaičių niekas neprognozavo, kad Ingrida bus pirma, Nausėda antras. Būtent. Nausėda atrodė kaip tas favoritas. Tai čia mes tiesiog prezidento rinkimų mano galva dar nevyksta. Nėra rinkimų kampanijos, yra tik tai kažkokie einamieji darbai ir dalykai ir tiek. Tai turim sulaukti finišo, turim sulaukti debatų, kampanija bus labai greita ir orientuota į finišą ir tada matysim. Dabar dėl Igno Vėgėlės, aš manau, kad jisai nebus antram ture pirmiausia todėl, kad yra tiesiog rinkėjų tam tikros grupės ir pasirinkimai. Jeigu Ignas Vėgėlė gerai pasirodytų, tai reikštų, kad Gitanas Nausėda ima didelį dešiniųjų balsų kiekį, kas vėlgi, man atrodo, nėra labai tikėtina dėl jo tokios labai kairuoliškos ir prieš tą vyriausybę nukreiptos pozicijos. Ir kitas dalykas, kad Ignas Vėgėlė visiškai nerodo pastangų kažką tai daryti šitoje rinkimų kampanijai. Reitingas aukštas, bet kiek jisai jau startavęs prieš 3 mėnesius beveik. Nėra jokios kampanijos. Ką jis matau, ką daro, tai jis važinėja po parapiją, susitikinėja su klebonais ir įsivaizduoja, kad tai kažką tai duos. O tai instigavo, aišku, Lietuvos vyskupų konferencijos laišką atvirą apie tai, kad apie labai aiškią poziciją, kaip yra traktuojamas dvasininkų ir susisiejimas su tam tikrom politinėm jėgom. Šia prasme su labai aiškiu... Apie bažnyčią. Aš labai gerbiu bažnyčią, gerbiu hierarchus, bet bažnyčios vaidmuo politikoje, mano galva, yra absoliučiai pervertintas. Labai paprastas pavyzdys. Praeiti rinkimai. Bažnyčia aktyviai rėmė
galiu patvirtinti kaip kampanijos vadovas, labai aktyviai rėmė Rimanto Dagio projektą. Ką gavo, negražiai pasakysiu, nesakyk VLKK 0,7. Ta prasme, 0,7% balsų, tai yra, va tokia įtaka. Ir taip yra visą laiką, taip yra visada. Kai kur gal ten ta įtaka didesnė, mažesnė, kažkokiem ten kandidatam, bet nepervertinkim šito dalyko. Aš manau, kad dažnai tai nutinka kaip su Žalgirio fanais. Tu palaikai Žalgirį, bet ir rungtynės neini ir dėl to negauna niekas už bilietus pajamų šitoje vietoje. Ne tik dėl to, aš manau, kad žmonės yra protingi. O kas dar įdomaus gali nutikti šiuose prezidento rinkimuose? Kaip yra, tiesą sakant, net dabar net nežinau ir nepasitikrinau, ar galų galės socdemai turės kandidatą ar neturės? Socdemai paskelbs šį savaitgalį. Kiek aš žinau, kadangi teko į Taivaną važiuoti su opozicijos ir socdemo atstovais. Ir turbūt išgerti nacionalinio Taivano. Aš nekalbu apie tokius dalykus eteryje, bet net jie nežino, kas bus ir koks bus sprendimas. Pas socdemus supraskime taip, kad kaip sugyveno socdemų partija. Ar jūs atkreipėte dėmesį, kad Vilija Blinkevičiūtė kas 2 savaitės maždaug penktadieniais paleidžia pranešimą spaudai, kur dažniausiai sukritikuoja konservatorius. Ten būna antraštė, kad Vilija ten rėžė, tėškė, sukritikavo ar panašiai. Taip yra todėl, kad Vilija maždaug kas 2 savaitės grįžta iš Briuselio. Jis grįžta iš Briuselio, ketvirtadienį vakare, penktadienį ateina į biurą ir pasako, padarom ten kažkokį pranešimą, būna partijos taryba ar dar kažkas. Viskas. Realiai tai yra partijos veikimas. 2 penktadieniai, 2 savaitgaliai per mėnesį, visa kita yra totali palaida bala. Tai, galbūt šį savaitgalį įvyks lūžis ir partija skleis kortas, susitelks, ten važiuos kažkaip į priekį, bet... O jei netyčia Vilijos Blinkevičiūtės skrydį atšauks, gali tekti dar kitą savaitgalį nukelti. Tai gal dabar jinai jau ilgesniam laikui parvažiavus, vis tiek taryba ten suvažiavimas, gal labiau ruošiasi, bet partija iš tikrųjų yra mano galva sudėtingoje situacijoje ir ta sudėtinga situacija kyla iš to, kad jinai nesugebėjo, skirtingai nuo Tėvynės sąjungos, pasikeisti, atsinaujinti. Aš ir kalbėjau su kolegom iš kairės, tikrai labai gerbiu socdemus, labai stengiuosi bendrauti, įdomios ir jų mintys, vis tiek tai yra valstybinė partija. Bet pavyzdžiui, partija neturi nei vieno jauno žmogaus parlamente. Yra keletas, yra pavyzdžiui Linas Jonauskas, kurį aš puikiai pažįstu nuo senų laikų ir labai vertinu jį kaip tikrai žalią žmogų, bet jis visiškai nevertinamas partijai. Tai atitinkamai visi kiti. Nėra pastangų partijai keistis. Tai, bet čia mes išsiplėnėm apie socdemus, bet kas dar gali būti įdomaus šitose prezidento rinkimuose? Dainių Žalimas be abejo yra tam tikra tokia, nežinau, wild card gal kažkaip... Ar sirps ar nesirps daug balsų nuo mūsų? Aš manau, kad kažkiek atsirieks, todėl kad praeitą kartą nebuvo liberalų kandidato, tai visiškai natūralu, kad jisai surinks kažkokį tai balsų kiekį. Aš manau, kad jis gali nustebinti. Nustebinti ta prasme, kad daug žmonių jį nurašo, todėl kad jį remia Laisvės partija. Aš manau, kad jis gali surinkti ganėtinai daug balsų ir padėti tai pačiai Laisvės partijai. Bet kuriuo atveju jo balsai antrame ture konvertuosis Ingridai Šimonytei. Tai Dainių Žalimą aš tikrai vertinčiau kaip tokį įdomų ir galbūt sudominantį faktorių šituose rinkimuose. O daugiau kas gali nustebinti, tai vėlgi turime sulaukti dar to etapo, kai surinks parašus. Ar surinks parašus, ar nesurinks parašų. Pavyzdžiui, praeitą kartą atrodė, kad Petras Auštrevičius gali visai įdomiai atrodyti, ties 19 000 parašų ir užlūžo. Tai irgi yra svarbus faktorius. O kas nutiks, jeigu ten kas nors iš marginalų surinks tos parašus, ten toks Vaitkus yra, kur gerai renka finansinę paramą, gal surinks ir parašus, bus debatai, galbūt nustebins. Kažkas bus, kas stebina. Kalbant apie tuos administracinius visas kliūtis, vadinkim, juk čia nesenai paaiškėjo, kad su Skvernelio partijos kandidatu Jeglinsku irgi yra tam tikrų klausimų su VRK. Tai čia irgi dėl jo gyvenamosios vietos. Man atrodo, kad ta problema yra tiesiog faktas.
ką gerbiamas Skvernelis ir jo visa faina jauna komanda truputį viešoje erdvėje meluoja, sakydami, kad Jeglinskas buvo Lietuvos atstovas NATO. Jis nebuvo Lietuvos atstovas, žmogus laimėjo tarptautinį konkursą užimti ne NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojo vietai, o NATO generalinio sekretoriaus padėjėjo vietai. Tai buvo tiesiog, administracinė pozicija, žmogus buvo atsakingas už organizacinius reikalus. Ir dėl to buvo išvažiavęs iš Lietuvos, buvo deklaravęs gyvenamąją vietą ir panašus dalykai. Tai, kad nebuvo išsiaiškinta, yra tokia problema, parodo, kad partija nerimtai žiūri į rinkimus ir man, apskritai keista, kodėl jie užsiima šituo procesu. Bet ta partija apskritai stebina nekompetencija. Ir galų gale, Europos parlamento rinkimai pirmą sykį per 14 metų vyks atsietai nuo prezidento rinkimų. Tai berods birželio 9 dieną, jeigu neklystu, sekmadienį. Ir vienas pirmųjų vasaros savaitgalių. Kokios irgi prognozės, ar ta tokia konstanta, kuri tokia jau tarsi yra mūsų politologijoje kaip duotybė priimama, kad mažas aktyvumas naudingas Tėvynės Sąjungai, Lietuvos krikščionių demokratam, ar bus šitas momentas matyti rinkimuose ir kokios prognozės turbūt tarp tų mandatų pasidalinimo ir kiek kuri partija galėtų džiaugtis mandatu? Tėvynės Sąjunga, kuriai prognozuojama pergalė dėl mažo aktyvumo, yra tikrai pasikeitusi partija. Ta prasme, kad jeigu paskaitytumėt ir Mažvydo Jastramskio analizės, tai paskutinius 2 rinkimus mums kaip tik buvo aktualesnis ir svarbesnis didesnis aktyvumas. Nes didesnis aktyvumas atkeliauja iš jaunų žmonių, kurie balsuoja už Tėvynės Sąjungą ir liberalias partijas. Tai aš manau, kad tai nebėra konstanta. Tačiau aš manau, kad Tėvynės Sąjunga laimės rinkimus. Pirmiausia, todėl, kad turi stipriausią komandą ir be abejo tas elektoratas yra stabiliausias. Nenurašyčiau ir kitų jėgų, net ir tos pačios Laisvės partijos, kurie taip pat turi gan gerą komandą ir gali turėti tą vieną mandatą. Turiu minėti apie sąrašą, kurį Apie sąrašą. Ir manau, kad tie rinkimai tai pakankamai objektyviai bus tokia didelė sociologinė apklausa, kuri parodys partijų išsidėstymą ir tam tikras tendencijas artėjant Seimo rinkimams. Kalbant apie Tėvynės Sąjungą, dar tokią prognozę pasakysiu. Aš manau, kad Tėvynės Sąjunga turės 3-4 mandatus ir manau, kad tikrai Europos parlamentą važiuos Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė ir Radvilė Morkūnaitė. Dėl kitų kandidatų, manau, bus didelė konkurencija, bet Radvilė visada turėjo didžiulį potencialą finiše pašokti ganėtinai aukštai. Matysim šitos reikalus. Grįžtant prie artimiausio politinio ciklo, vienas iš įdomiausių klausimų man asmeniškai, kuris taip, jeigu tik tai yra kokia naujiena, visą laiką stengiuosi apie tai pasidomėti ir skaityti, kas Seime yra su tuo klausimu daroma, tai yra pranešėjų ir prezidento istorija. Visi, aišku, primenu, ar ne, Dovydo Pancerovo ir Birutės Davidonytės knyga prieš gerus metus jau išėjusi. Atsimenu, kad praeitų metų sausį skaičiau tą knygą per kelis vakarus ir iš tikrųjų toks intriguojantis žurnalistinis pasakojimas, detalių atskleidimas ir kaip žinia dabar yra kamuolys Seimo rankose. Galėtum išplėsti, kokia yra dabar situacija ir ko galima tikėtis? Tai šiuo metu vyksta tyrimas, aš labai ten daug detalių negaliu pasakot, kadangi tai yra, kai kuri informacija yra įslaptinta, bet iš vienos pusės turim tam tikrų problemų dėl institucijų požiūrio ir bendradarbiavimo. Manau, kad ypatingai valstybės saugumo departamentas nėra suinteresuotas ir linkęs bendradarbiauti. Ir tas labai ryškiai matosi apklausose, kurių turėjom labai daug. Taip pat ir su specialiųjų tyrimų tarnyba turim tam tikrų niuansų, tačiau pamažu judam į priekį. Iš to, koks vaizdas dabar matosi, galiu pasakyti tik tai tiek, kad
tai, kas yra parašyta knygoje ir tai, kas yra parašyta pranešėjo pranešime, o tai jau yra parašyta knygoje, pasitvirtina 100% ir daugiau. Ta prasme, nekyla abejonių, kad ta informacija buvo tiksli, kad faktai tokie buvo. Klausimas yra tik tai galutinis rezultatas, kaip tai susiveda į bendrą vaizdą. Tu tai sakai remdamasis ta informacija, kuri tave pasiekė kaip Seimo narė. Aš tą sakau remdamasis iš institucijų, valstybės institucijų ir struktūrų. Tai yra apibendrinta mano išvada iš to, ką aš matau tyrime. Aš matau, kad visa ta informacija gabalėlis po gabalėlio jinai pasitvirtina. Klausimas, kaip viskas susisieja į bendrą vaizdą, nes tą bendrą vaizdą komisija ir turi parodyti. Nepaleisim taip greitai. Kokias politinės pasiekmes gali turėti vienokia ar kitokia šitos istorijos baigtis ar nebaigtis, o kaip tik jos plėtoti? Labai daug kas priklausys nuo tų pačių institucijų reakcijos. Aš manau, kad tikrai... Institucijų, atsiprašau, bet tikslinos institucijų turiu omeny... pavyzdžiui, generalinės prokuratūros. Todėl, kad kai kurių faktinių aplinkybių mes negalime išsiaiškinti be jų. Manau, kad reikia suprasti, kodėl dabar prasidėjo šitas tyrimas, ar ne? Jisai prasidėjo ne dėl knygos, o dėl to, kad vasarą buvo taip. Atsirado knyga, po knygos NSGK atnaujino savo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atvertė bylas, patikrinimus, kitus dalykus, paprašė prokuratūros dar pasižiūrėti, kaip čia viskas vyko. Ir gan netikėtai prokuratūra po vidinių tyrimų vasarą atėjo ir pasakė, žiūrėkit, ponai ir ponios, yra problema, viskas buvo ištirta nelabai kokybiškai. Ta prasme, NSGK neatliko savo darbo, mes ten irgi biški gal taip ne iki galo, reikia procesą per naują užvesti. Seimas nusprendė sudaryti komisiją, jinai gavo plačius įgaliojimus, vyksta darbas, tyriam, žiūrim visą tą istoriją. Ir manau, kad galutinėme etape vis tiek kažkas sugrįš į prokuratūrą, nes jie gali atsakyti kai kuriuos klausimus, bet kartu, tikrai kils mano galva klausimas apie to paties valstybės saugumo departamento tam tikrus vidinius procesus. Nes tai, kas yra parašyta knygoje apie sąrašus, apie jų tikrinimą ir panašiai, jeigu tie dalykai pasitvirtina, tai yra skandalinga. Taip negali būti normalioj demokratiniai valstybei. O ar prezidentūra vienaip ar kitaip dalyvauja šiame procese? Pavyzdžiui, ar bendradarbiauja? Kol kas prezidentūros mes dar nekvietėm, tai yra tokio jau finišo tiesiosios momentas. Turėjom pokalbį su prezidento buvusiai štabo nariais, vienus prisikviečiam lengviau, kitus sunkiau. Pavyzdžiui, yra toksai žmogus kaip Jonas Vaičaitis, knygoje yra minimas. To žmogaus niekas nėra matę, nėra nei vienos nuotraukos to žmogaus, nepaisant to, kad jisai dažnai lankosi, pavyzdžiui, prezidentūros priėmimuose. Tačiau jo nėra nuotraukos niekur, nei prezidentūroje, nei oficialiai skelbiam ir panašiai. Mistiškas žmogus. Bet mes jau atkasėm, žinom ir telefono numerį, žinom, kur gyvena, kitus duomenis, pakviečiam, bandom prikviesti. Žodžiu, yra tokių visokių įdomių niuansų, pamažu tas puzlas dėliojasi. Kokie įtaką tai gali turėti prezidento vaidmeniui, prezidento situacijai, manau, šiandien sunku pasakyti. Čia matysim, kaip žmonės reaguoja, kiek jiem yra svarbu, tai kad prezidentas yra padaręs nelabai gražių dalykų mano galva, tai kad galbūt galimai jo kampanija rinkimų buvo neskaidri, dėl ko aš neturiu abejonės jau nuo 19 metų, kadangi teko matyti tą procesą. Kaip žmonės įvertins tai, kad akivaizdu, jog prezidento visa ir dabartinė aplinka yra sudaryta iš tokių eklektiškų žmonių
mūsų savo visokiais interesais, ką parodo ir dabartiniai skandalai dėl ambasadorių, ką atskleidžia ir ta pati knyga. Tai visas tas vaizdas susidėlios ir manau, kad prezidento rinkimų kampanijos finišo tiesioji, vis tiek visi kandidatai turi atsakyti į visus klausimus. Pamėginkim prisiminti 2019 metus, kas ten galėjo kelti įtarimą bent jau. Buvo, kiek prisimenu, su lauko iškabomis, reklamomis įvairių dalykų keistų. Buvo šiaip mastas reklamos keliantis įtarimą. Ką dar įvardint galėtum? Tai žiūrėkit, yra 3 pagrindiniai kandidatai – Skvernelis, Šimonytė ir Nausėda. Akivaizdu, kad visų kampanijos buvo panašaus pajėgumo. Tačiau Skvernelis su Šimonytė išleidžia abu kandidatai apie 600 000 eurų. Tuo tarpu Gitanas Nausėda 300 000 eurų. Kampanijos yra tokios. Taip, reklaminė dalis, manau, kad reklaminę dalį Nausėda ten padengė, apmokėjo, viskas ten vieša ir panašiai. Tačiau, žinot, kai visus kitus dalykus, pranešimai spaudai, klipai, viskas yra daroma savanoriškai, savanorių ir panašiai, taip nebūna. Paulius Tamulionis idėją priima vadovas, kuris buvo prie kampanijos, vienam iš mūsų posėdžių, kuris buvo viešas, jisai prisiminė, rado tokį planą sudarytą Gitanui Nausėdai, jo rinkimų kampanijai, kiek galėtų kainuoti finansiškai reklama, visos paslaugos. Ir jis mums pateikė. Ir tiesą pasakius, tai aš kaip specialistas galiu pasakyti, kad tai yra labai pagrįstas planas su pagrįstais įkainiais. 600 000, beveik. Tai mano nuomonė, ta kampanija tiek kainavo. Tačiau už ją sumokėta dvigubai mažiau. Tai ar šitoje valstybėje yra kažkas, kas gali atsakyti, kas ten vyko? Dabartinėme etape gali vienintelė institucija – Generalinė prokuratūra. Tik tai. Kodėl? Todėl, kad net šita komisija neturi galimybės, išsikviesti tam tikrų asmenų ir pasakyti, tu paliudyk, nes jeigu nepaliudysi, yra teisinė atsakomybė. Mes neturim tokių galių. Tai tyrimas gali ir prie to vesti, hipotetiškai. Hipotetiškai taip. Bet vėlgi, galutinėme etape matysim, kokios yra stiprios mūsų institucijos, ar jos imasi veiksmų, ar nesiima. Manau, kad visoje to dedamoji VSD failas yra pasvarbiausias, nes tai yra neeilinė institucija. Kad prezidentas mūsų yra toks šleivas kreivas, tai čia žinom jau 4 ar 5 metus. Taip, bet ir kreivam šleivam galioja vis tiek teisinės valstybės taisyklės. Taip. Judant į antrą pusę jau mūsų podcast'o. Čia ne tiek jau antrą pusę, čia jau turime po truputį pakuoti savo dovanėlę. Truputį jo, bet dar keletas klausimų. Vyks Seimo neeilinė sesija ir vienas iš klausimų bus Remigijaus Žemaitaičio teisinės neliečiamybės kol kas klausimas. Tos gana asmeniškai klausiu šito klausimo, nes tiesiog labai sunku įsivaizduoti, kodėl jis vis dar yra Lietuvos parlamento narys po tokių pasisakymų, tuo labiau žinant mūsų visą jautrų kontekstą, istorinį kontekstą. Tai kokios galimybės jau, pavyzdžiui, artimiausioje sesijoje, pavasario sesijoje turbūt ir inicijuoti ir įvykdyti apkaltą Remigijui Žemaitaičiui? Padėti jį prie Gražulio. Taip, Gražulis jaučiasi, kiek žinau, labai blogai, kažkada buvau sutikęs, tai žmogus ir svorio numetęs ir kažkaip taip, jau persimainęs, jau pensiją matosi. Buvo susitikę kavos išgerti, ar ne? Ne, ten prie Seimo kavinėje sutikau, su Nagliu Puteikiu pusryčiavo. Ar būna kitaip, kad jis būtų beje? Taip, 2 draugai. Sulankstamas Naglis. Jo. Tai dėl Žemaitaičio, ar ne, tai yra 2 procesai, kurie vyksta paraleliai. Iš vienas procesas tai yra apkalta, šiuo metu apkaltos tas procesas yra Konstituciniam teisme, laukiame Konstitucinio teismo sprendimo dėl Žemaitaičio, kol kas, man atrodo, dar nepaskirtas posėdis, bet vis tiek kažkada pavasarį tas procesas įvyks. Ir vienoks ar kitoks sprendimas atkeliaus į Seimą. Manau, kad Konstitucinio teismo sprendimas bus svarbus ne tik Žemaitaičio klausimų, bet ir apskritai mūsų konstitucinės sąrangos ir doktrinos prasme įvertinant,
antisemitizmą ir žodžio reikšmę. To nėra labai daug, nėra daug tokių bylų ir teismui čia bus toks, tikrai svarbus sprendimas, tam tikrą prasme, manau, suformuojant ir doktriną. Tai to laukiame. Atitinkamai šalia paraleliai generalinė prokuratūra yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo, dėl antisemitizmo ir kitų dalykų ir dėl to dabar kreipimasis į Seimą panaikinti Seimo nario neliečiamybę. Manau, kad neeiliniai sesijoje, kuri prasidės rodos vasario 12 dieną, ten tikrai tą įgyvendinsim ir suteiksime galimybę prokuratūrai tą tyrimą atlikti tvarkingai ir sąžiningai. Nemanau, kad turėsim kažkokių tai trukdžių ir sustojimų. Dalis opozicijos mato, kad reikia tą padaryti. Tai manau, kad viskas bus šitoje vietoje gerai. Kalbant apie patį Žemaitaitį, aš siūlau nenurašyti jo kaip politinio aktoriaus. Todėl, kad Abiem prasmėm aktoriaus. Abiem prasmėm aktoriaus, bet ta linija, kurią jis dabar paėmęs, tokio radikalaus populizmo su antisemitizmo, net ne prieskoniu, o atskirų patiekalų, agresyvaus prorusiškumo ir visų kitų dalykų, jisai gali parodyti, kiek iš tikrųjų pas mus visuomenėje yra tų žmonių, kurie vis dar mato Kremlių kaip šeimininką, kurie norėtų žydus vis dar šaudyti ir aš bijau, kad mes galime nustebti, pamatę jo rezultatą būsimuose rinkimuose, kaip, tikrai pakankamai didelį. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad, Žemaitaitis sugebėjo laimėti vienmandatę. Visada, kai jisai buvo partijos lyderių apklausose, jo partija, kokia ten bebūtų, peržengdavo 5%. Klaipėdoje fenomenalus rezultatas, 20%. Okei, rusakalbių balsai suprantu visą kitą, bet 20% trečiam didžiausiam mieste, yra didelis rezultatas. Ir Žemaitaitis gali nustebinti. Mes pradėjome nuo traktorių ir pabaigsim traktoriais. Dar gal aš vieną klausimą užduosiu prieš traktorius. Kalbant apie tuos, kuriuos padėjo jau į pavėsį Seimas ir tuos, kurie laiks nuo laiko išlenda. Kaip tu vertini Viktoro Uspaskicho eilinį suaktyvėjimą prieš rinkimų ralį? Bando gelbėti toliau darbo partiją. Man šiaip labai gaila darbo partijos ta prasme, kad ten yra daug tikrai protingų žmonių, kurie yra tos situacijos ir tos partijos įkaitai. Dėl to jie bando griebtis paskutinio šiaudo, vėl ištraukti Uspaskichą. Bet manau, kad Uspaskicho kaip ir Pakso istorija yra baigta. Nematau perspektyvos. Ir manau, kad tie protingi žmonės darbo partijoje tai puikiai supranta. Dėl to jau kai kurie ir viešai sako, kad traukėsi į akademinę veiklą, kaip Vigilijus Jukna, šiaip labai protingas žmogus žemės ūkio srityje. Šiandien pranešė, kad traukėsi, nesitraukė iš Seimo, bet nekandidatuos. Taip pat Ieva Kačinskaitė Urbonienė, kiek žinau, ketina tęsti savo akademinę veiklą švietimo srityje, doktorantūrą studijuoja ir nekandidatuoti kituose Seimo rinkimuose. Tai darbo partija pamažu, man atrodo, nukeliauja į istoriją, nebent Mazuronio kampanija bus tokia kieta, Valkiūno vadovaujama, kad partija sugebės save ištraukti už ausų. Tačiau mano galva, tai yra tolima perspektyva. Žodžiu, darbo partija tampa pensijos partija arba... O jeigu Valentinas Mazuronis ištrauks tuos plakatus, kuriuos naudojo 2016 metais su šlagbaumais. Jis buvo teisus. Jis buvo teisus. Labai gerai atsimenu, kad per migrantų krizę kažkas internautai ištraukė šiuosius plakatus. Archyvinius kadrus. Taip. Ir taip. Taigi tas mūsų traktorius, nuo kurio mes pradėjome, važiavo tą mūsų bakūžę lietuvišką ir grįžo. Ir pradėjome nuo traktorių ir noriu pabaigti traktoriais, bet tiesą sakant, rimtai paklausti, kaip tokiam bendram europiniam kontekste žiūrėti šitą streiką, protestą, streiką, kaip čia jį vadinti. Reikia taip objektyviai, mes su Dovydu kalbėjomės objektyviai pripažinti, kad tai buvo gerai organizuotas, tokia akcija, kuri gal truputį mums makabriškai atrodo, bet iš esmės tokia organizacinė prasme tikrai solidžiai atrodo.
Ir mes turim tuos pačius protestus Prancūzijoje. Ar tai yra tokia bendra europinis fenomenas, reaguojant į, iš esmės, žaliąjį kursą kaip tokį ES vykdomą? Ir taip ir ne. Aš manau, kad šitas protestas Lietuvoje, aš esu įvairiose ten ūkininkų grupėse, seku, man labai įdomu, ką jie rašo, ką jie daro. Tai šito protesto tokia pagrindinis katalizatorius buvo ne kažkokie dalykiniai sprendimai, ne policy dalykai. Viskas prasidėjo nuo to, kad daug ūkininkų viduj, ten tokia yra jaunimo būrelis, jie pradėjo skųstis, kad žiūrėkit, mes Europoje visi protestuoja, mes nesugebam, ne? Kas čia mes tokį, mes turim parodyti savo jėgą. Protestas savaime yra tikslas, geras protestas, performances. Ir jie pradėjo tą organizuoti, tiesą pasakius, tas organizacija užtruko praktiškai gerus metus su visokiais akcijom, performanceais, laužais, kitais dalykais ir pagaliau jie pasiekė, mano galva, tam tikrą piką su šita akcija. Tai siekis buvo padaryti gerą protestą, gerą kažkokį performansą, kuris parodytų, kad ūkininkai yra jėga. Ir labai dažnai jie taip pavydžiai žiūrėjo iš pradžių Lenkiją, dabar Rumuniją, Vokietiją, ir taip labai keistai atrodė. Netgi prisimenant, sausio pradžioj buvo laužų tokia akcija. Sausio 8 dieną. Ir pas ūkininkus, kai jie paskelbė ten tą akciją, vienas iš klausimų dažnai iškildavęs komentaruose buvo apie tai, o kodėl sausio 8 mes protestuojam? Aš žinau, kodėl sausio 8 jie protestavo? Ne, nežinau. Todėl, kad sausio 8 dieną Vokietijoje, Berlyne ūkininkai taip pat darė akciją. Ir čia buvo toks tipo susisiejimas tarp Lietuvos, Vokietijos ir panašiai. Tai aš matau, kad tas judėjimas yra toks pakankamai europinis, netgi temos, žargonai, akcijos visokiausi dalykai irgi yra labai panašus. Pavyzdžiui, šiandien irgi Prancūzijoje visiškai tas pats debatas apie dyzelį, apie blokavimo tam tikrus dalykus miesto, viskas labai panašus. Scenarius yra tas pats. Bet kartu be abejo tame yra ir žaliojo kurso dedamoji. Mes matom, kad kaimas arba ūkininkai bando priešintis žaliajam kursui, žaliai darbotvarkiai ir tai tampa politinė problema. Vokietijos žemės ūkio ministras, Žaliasis žaliųjų partijos, pasakė, kad šią savaitę rodos buvo interviu, kad tendencijos yra labai politiškai prastos, todėl kad jeigu Europa eis tuo pačiu keliu, jeigu nerasim kažkokio tai kompromiso, mes galime pamažu atrodyti kaip Amerika. Savo susiskaldimu tarp periferijos ir miesto gali ūkininkai tapti tuo katalizatorium kraštutinės dešinės jėgų ir panašiai. Tai yra problema, ką su tuo daryti. Iš vienos pusės Europos komisija turi žymiai aktyviau veikti ir komunikuoti. Kitas dalykas, iš tikrųjų reikia, mano galva, koreguoti ES žaliojo kurso visą darbotvarkę, todėl kad ten yra daug nesąmonių. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt, kad ir paprasčiausia kokį nors didesnį žaliojo kurso teisės aktą, ten yra tiesiog tokie kaip KPI'ai sudėti, ką kiekviena šalis turi pasiekti iki tų ir tų metų. Nei kokiam priemonėm, nei koks yra to tikslas, nieko nėra. Tai negali atrodyti politika taip. Juo labiau, kai ES turi milžiniškus finansinius resursus. Taip. Gal Vilija Blinkevičiūtė visgi vadovauja ir ten viskam? Šampanui ir Austriam, manau, jinai vadovauja ten. Visai neblogas vadovavimas būtų, aš irgi tokį norėčiau. Ir taip, ir kai pabaigiai tą natą apie tokį reikalingą rimtą Europos komisijos fasilitavimą šitų procesų, nes pavyzdžiui, juk bręsta labai didžiulė politikos krizė Lenkijai vykdant savo energetikos strategiją, kai ruošiamasi statyti atominės elektrinės, kas yra mano galva visiškai suprantama, o tam labai rimtai priešinsis vokiečiai, ypač toms atominėms elektrinėms, kurios yra vakarų Lenkijoje. Ačiū, Andriau, už pokalbį. Ačiū Jums. Ačiū, mieli klausytojai, už jūsų dėmesį. Primenu, kad jūs klausėtės Dešiniojo proto podcasto.
Šiandien kalbėjome su Seimo nariu Andriumi Vyšniausku, jį kalbino Dovydas Karolskis ir Teodoras Žukas. Taip pat mūsų klausytojus raginu sekti mūsų podcastą YouTube ir Spotify platformose. Jūsų sekimas padeda mums auginti auditoriją. Ačiū. Nepamirškit ir Facebooko. Žinoma. Ačiū. Iki susiklausimo.